Nusaugotas paparčio žiedas. Švento Jono išvakarėse visi eidavo ieškoti paparčio žiedo. Ir vienas berniukas užsimanė surasti paparčio žiedą, nes turintis jį, žinodamas viso pasaulio mandrybę, pasiėmęs jis drobules, šermukšninę lazdą, žvakę, knygą ir nuėjęs į mišką, apsibrėžė su šermukšninė lazda ratą, pasiklojo drobulę, užsidegė žvakę ir pradėjo skaityti knygą. Apie pusiaunaktį, kad pradėjo skambėti, šnypšti, kaukti, riaumoti, jo berniukui net plaukai pasistatė ant galvos. Norėtų bėgti, bet bijo, nes reikia kentėti, o žiūrėti negalima, nes gali likti nebyliu. Šmėklos stengiasi pakenkti, visaip dėmesį berniuko atkreipti, kad jas pasižiūrėtų. Tai šnypštė, tai kaip žmonės šnekėjo, bet berniukas išturėjo, nieko nepripagalės. Po pusiaunakties gaidžiai užgiedojo ir baidyklės pranyko. Diena praaušo, prieš saulės patekėjimą sušniokštė vėjas ir nukrito ant drobulės pilkas mažas žiedelis. Berniukas pasiėmė ir atsipjovęs rankos odą įdėjo žiedą. Kai ranka užgijo, jis tapo viso pasaulio žinovu, garsiu gydytoju, daugeliui žmonių padėjo. Ateitį nuspėti galėdavo.